Čia man vienas proto bokštas komentuoja, sako, daug kvailių randi, būtum normalus agentas, aptartum kainą iš anksto su turto savininku, jei per sutartą laiką neparduodi, tai neimtum nei centą už tai. Tai žmogus įsivaizduoja, kad normalus agentas tai yra šansų gaudytojas. Supraskite vieną dalyką, nei turto vertintojas, nei agentas, nei savininkas, jie negali pasakyti, kokia bus pardavimo kaina, už kiek žmonės nupirks. Ne jie nustato kainą. Jeigu savininkas nustato kainą, tai kurių galų jam reikalingas agentas? Įsidėkit skelbimą ir laikyk metus, 2, 3, 5 su savo nustatytą kainą. Jeigu agentą jau samdai, tai eigoje yra nusistatoma kaina. Kada stipriai reklamuoji, tada ateina pasiūlymai. Pagal tuos pasiūlymus sprendi, parduot ar ne. Ir matuoji šį mėnesį kokia turto vertė, kitą mėnesį kokia turto vertė. Ką žmonės siūlo šiandien, ką gali duoti tau už tą turtą. Ar ne? Tai žmogus turbūt, tiesiog nepatyręs, jis nesupranta, kad šansų gaudytojai taip ir daro. Jie už bet kokią kainą, bet kokiom sąlygom pasirašo sutartį, paskui, nepavyko. O pastangų nededa visiškai įtikinti savininką, kad, žiūrėk, tavo kaina gal biški per didelė, pasižiūrėk, kiti pigesni yra, netgi geresnio stovio pigesnių yra šalia, parsiduoda. Jie to nedaro, jie tiesiog bijo konfrontacijos, bijo išeiti iš komforto zonos, jie tiesiog nori lengvai tiesiog daryti pinigus ir viskas. Tai taip šansų gaudytojai susitarinėja. Žiūrėkit, šičia yra apibūdintas šansų gaudytojo susitarimas. Mes taip nedirbam. Ir šansų gaudytojas susitarimą tokį padaręs, kaip čia, jisai negali skirti daug resursų. Ką aš turiu omeny resursų? Tai yra daug laiko ir energijos, daug skelbimų dėti, eiti ten, prakaituoti, klijuoti visur skelbimus prie laiptinių, visur dėlioti, žmonės kitus samdyti, kad irgi dėliotų skelbimus, kad imtų ir parduotų. Jis to daryti negali, todėl kad, o jeigu savininkas kainą nustatė blogą, susitarimas bus toksai, kad jis neims nei cento, jeigu neparduos. Tai toksai žmogus jis negali investuoti daug visiškai energijos ir laiko į jūsų reklamą. Visiškai negali. Tai toks susitarimas yra prastas savininko naudai. Tiesiog labai blogai savininkui. Tiesiog blogesnio susitarimo turbūt ir būti negali. Jeigu jau galvojate apie tokį susitarimą, kad iš anksto aptarta kaina, jeigu neparduoda, agentas negauna nei cento, vienu žodžiu, jau geriau dėkite į Alio.lt. Alio.lt yra nemokamai. Įsidėkite, palaikykite metus. O jeigu jau truks kantrybė, jau tada samdykite agentą. Čia dabar įsivaizduoja kažkokių šansų gaudytojų agentų pakerėti, rašo tokias, o kaip yra iš tikrųjų, kaip yra pas mus? 300 eurų į priekį. Sudedami visi skelbimai, mokami, nemokami, komanda žmonių dirba. Pateikiam darbo įrodymus. Kur dėti skelbimai, ar jie galioja, visą kitą, sudedam viską, savininkui parodom, žiūrėk, toksai darbas, kainos analizė pateikiama, sakom, žiūrėkit, pasiūlymai tokie yra, žmonės duoda tiek, pirikupai duoda tiek, savo perkantis tiek, nuomai leisti, kurie perka, duoda tiek. Ką darom? Ir pagal tas kainas, kurios realių laikų yra surinktos pasiūlymai žmonių, yra sprendžiama parduoti ar neparduoti. Matoma vertė turto šiai dienai iš tų kainų. Bet už tą darbą reikia mokėti. Tai 300 eurų į priekį padaromas tas darbas. Tada savininkas, matydamas visą kainų analizę realių laikų, jisai turi galimybę nutraukti sutartį. Jisai įsiaiškino, kad tos kainos per mažos, jam reikėjo tiek, o jis gauna tiek. Tiesiog tokia rinka. Čia ne agento atsakomybė, ne kažko, bet rinka tokia, tiek duoda šiai dienai. Jisai sako, man ten tas ir tas neišeina, aš neparduosiu. Gerai, tada susimoka 2000 ir nutraukia.
Jeigu pardavimo atveju, tai būtų sutarti komisiniai, ar 3, ar 5 tūkstančiai, priklauso nuo turto vertės, kokia turto vertė, ar ne? Bet apsigalvojimo kaina yra 2000, tai yra dar, kadangi 300 į priekį padavė, dar 1700 jisai paduoda ir viskas, tada nutraukia, gauna interesantų sąrašą visą, jis gali pats jam parsiduoti. Ir taip pat realiu laiku rinkos analizę jisai gauna. Tai yra naudingiausia savininkui informacija, pati naudingiausia. Ir kad gauti tą informaciją, visaip jie gudrauja, jie sako, oi, čia jūs nepardavėt, jie bando apkaltinti. Bet esmė tokia, mes iškart pasakom, pirmas etapas yra svarbus, kad išsiaiškinti jūsų kainą, gauti realius pasiūlymus ir galimybę parduoti. Jeigu ir parduodate, tada komisiniai tokie, kokie sutartė yra, ar ten 3000, ar 5000, ar 10 000, priklauso nuo turto vertės, ar ne, ar jisai 100, ar 200 kainuoja 1000, ar jis kainuoja ten 70 000. Ir apsigalvojimo nutraukimo kainą dar sumokate, kiek jums liko paduoti iki 2000. Tai va, kad būtų viso 2000 paimti. Tai va, toks yra rimtas darbas. Ir tikrai mes skiriame daug resursų, daug žmonių dirba prie to objekto, visa kita. Kadangi yra rimtas susitarimas, o ne kažkoks šansų gaudytojo, va kaip šitie, va šitas, va. Paskaitykit šitą tekstą. Va čia yra šansų gaudytojo susitarimas, čia ir žymios agentūros dirba, ir visokie ten agentūros 2 procentai yra ten po to, da, kažkokios tenais, kur 2-3 procentus ima. Tai va jie dirba va tokiu principu, kaip čia parašyta. Tai kreipkitės į juos, tarp kitko, jeigu manote, kad va šitaip turi dirbti brokeris ir taip kaip aš pasakiau, jums nepriimtina, eikite pas juos ir mes galėsime lengviau atsikvėpti, nes mes nenorime tokių klientų, tegul eina pas juos, tegul jie bankrutuoja, kaip sakant. O jeigu rimtai reikia parduoti turtą, tai skambinkit, imsim, parduosim, susitarsim. Tai va, iki.